Sveiki, mano vardas Domantas ir šiandien aš jums padėsiu atskirti, kur yra sulfatas, kur yra sulfitas, o kur yra sulfidas. Taigi labai paprasti dalykai. Pagal skaičiukus reikės atskirti. Skaičiukai tokie: 4, 3, 2. Dabar, jeigu pamatysite rūgšties liekaną SO4, štai, ir skaičiukas 4, reiškia, jūs turite rašyti sulfatas. Galūnė bus atas. Jeigu pamatysite SO3, su skaičiuku 3, reiškia, bus itas. Jeigu pamatysite siera 2- su savo krūviu, 2- arba su oksidacijos laipsniu -2, reiškia, tai bus sulfidas. Tas pats galios ir jodui. Pavyzdžiui, čia kaip pavyzdys. Jodas žymimas raidele I, jo krūvis yra -, todėl jis irgi bus jodidas. Jodas, jod, idas. Neigiamą krūvį turintis. Čia kol kas dabar kalbėsim apie halogenus. Tai yra 7 A grupė. Taip. Turintis elementai bus tariami idas. Galūnė idas. Todėl siera su krūviu 2-, be jokių čia skaičiukų, sulfidas bus tariamas. Kaip ir jodas, jodidas. Chloras, chloridas. Taigi tiek. Jeigu pamatysite 4 deguonis, tai bus sulfatas. Jeigu 3 deguoniai, bus itas. O jeigu minusiniai krūviai, tai turėsite tarti idas. Visi su minusiniais krūviais bus tariami idas. Viskas, tiek reikia atsiminti. Ačiū už dėmesį.